Kovas – ypatingas mėnuo. Saulė baigia savo kelionę zodiako ratu ir kovo 20 dieną pereis į Avino ženklą, skelbdama astronominio pavasario pradžią. Pasitiksime pavasario lygiadienį ir kasdien vis daugiau bus šviesos bei šilumos. Mes jau šiandien jaučiame tas besikeičiančias energijas ir po žiemos iš tikrųjų vis labiau ir jaučiame, ir matome, ir užuodžiame, girdime pavasarį. Taigi aš vis žvilgtelėsiu į šiandienos brėžinį kompiuteryje, ką matau, ir pabandysiu pasidalinti įžvalgomis tiek astrologinėmis, tiek numerologinėmis šiam visam mėnesiui. Taigi mėnuo prasidėjo iš tiesų nuo svarbaus astronominio reiškinio mėnulio užtemimo mergelės ženkle, uždariusio pirmąjį šiemet užtemimų koridorių. Ir visa, kas prasidėjo ar įvyko užtemininiu periodu, lemties pažymėta, nevaldoma ir turės pasekmių net 9 ar 18 metų. Ši savaitė prasidėjo kovo 2 dieną Marso perėjimu į žuvų ženklą. Ir šis tranzitas Marso veiksmo energijos planetos tęsis iki balandžio 9 dienos. Ir tai pabrėžia procesų užbaigimą. Procesų užbaigimą, kažkokį net ir grįžimą prie jau pradėtų anksčiau procesų mums nurodo ir mąstymo, komunikacijos, prekybos planeta Merkurijus, kuris taip pat dar žuvų ženkle iki kovo 20 dienos ir juda retrogradinė eiga. Nepamirškime to, ar ne? Vadinasi, vis dar jau užuodžiame, tarsi pereiname į pavasarį, bet ir dar užbaiginėjame tuos procesus, nes žuvų ženklas būtent skatina dar užbaigti, dar sugrįžti prie to, kas daryta. Ir žuvų ženklas, beje, kaip ir Marsas, Merkurijus čia, tai nėra apie veiksmą, apie tokį greitą judėjimą, tai labiau apie kūrybinius procesus, apie intuiciją, jautrumą, tokią vidinę ramybę, harmoniją. Ir beje, ir apie užkulisius, apie paslaptis, apie klastą. Tai iš tikrųjų ir karinė retorika gali tapti švelnesnė, bet tuo pačiu klastingesnė, tokia ir netikėta, tai mėnulio užtemimas tai sustiprino. Ir žodžiu, ir apgaulės, ir slaptų veiksmų ar intensyvaus pasipriešinimo tendencijos galimos. Tokie slapti susitarimai įvairūs. Bet kokiu atveju aiškumo duoda mažai, taip, tai visas kovas toks sudėtingesnis yra šiuo požiūriu, Marso požiūriu, tik aišku gerai, kad nėra jis agresyvus, nes žuvyse nėra agresyvus ir tiesiog padeda atsigręžti į save, į savo vidinius pojūčius, žodžiu, intuityviai pasitikėti pasauliu skatina iš tikrųjų. Ir žmonės, kurių gimimo horoskope iš tikrųjų turi, kurie turi Marsą žuvyse, dažnai vadina dvasios kariais. Ir tai yra vienintelė Marso padėtis, kuriai nėra būdinga konkurencija, noras visus pranokti. O tikslas yra džiaugsmas, ramybė, vidinė harmonija. Taigi, bet kokiu atveju tas Marsas žuvyse jau pavasario šauklys ir tiesiog po truputį mes turime brandinti tą jausmą, kad kažkas gero netrukus įvyks. Jokiu būdu negalime pasinerti į baimės, į savigraužą, savigailą. Ir labai svarbu tiesiog daugiau atjautos ir rūpesčio rodyti kitiems žmonėms.
Taip, Venera, meilės, grožio, finansų planeta, aplenkusi Marsą žuvyse jau kovo 6 dieną vakar, jau perėjo į karingą ir aktyvų avino ženklą ir jau savotiškai skelbia pavasarį. Taip, ir šis tranzitas truks iki kovo 30 dienos. Tai tokia energija gali įžiebti naujus jausmus, tačiau stiprina ir egoizmą, ir konkurencijos jausmą. Ir dažnai tai yra aktyvių, tokių drąsių moterų periodas, kurios dažnai konkuruoja su vyrais lygiomis teisėmis. Ir šiaip tai nėra palanki Venerai padėtis iš tikrųjų. Žodžiu, gali kilti tokių pokyčių išvaizdoje, taip, žmonės renkasi sportiškesnį įvaizdį, tokį vyriškesnį aprangos stilių ir vyrus traukia ryškios, savarankiškos, aktyvios moteris šiuo periodu. Šiaip pažintys nėra labai perspektyvios, dažniausiai tai tokie trumpalaikiai romanai ir su išvadomis skubėti nereikia. Žodžiu, tokia meilė iš pirmo žvilgsnio galbūt, bet toks lengvas flirtas. Reikia pasirūpinti iš tikrųjų, atkreipti dėmesį į inkstų sveikatą, nevarginti savo inkstų. Galimi tokie staigus negalavimai. Numerologiškai, dar ir astrologiškai, beje, Jupiteris kovo 11 pradės judėti tiesiaeigiai, šiuo metu taip pat yra retrogradinis. Tai irgi džiugu, kad jau pajudės visi reikalai susiję ir su šeima, su namais, kaip ir irgi galima plėtra šiuose dalykuose, nekilnojamame turte, pavyzdžiui. Dar geras rodiklis yra aspektas, kad baltasis mėnulis Selena keičia 7 mėnesiams ženklą ir pereina į mergelės ženklą kovo 13 dieną apie pietus. Tai vėlgi pabrėžia disciplinos svarbą, apie ką aš kalbu jau ne pirmą savaitę. Apie tvarką, apie švarą, higienos poreikį, sveiko gyvenimo būdo poreikį. Nes būtent dar tas žuviškas periodas šiuo metu mums duoda ir tokios apatijos, tingėjimo ir polinkį priklausomybėms. O visi kiti, kaip matome, rodikliai jau veda į tai, kad mums reikia rūpintis sveiku gyvenimo būdu. Mityba, dieta, ar ne? Ir tiesiog suaktyvėjęs 7 mėnesiams iš tikrųjų poreikis rūpintis sveikata, savo buitimi. Medicinos sritis aktualės, švietimo sritis aktualės, naminiais gyvūnais pasirūpinsime, taip, ir tikrai gali iškilti, kam būdinga chroniškos ligos kažkokios suaktyvėti. Tai jau palankiausias metas kreipti tam dėmesio. Beje, ir numerologiškai kovas tai yra 13 energija, tai yra transformacinis mėnuo. Tik transformacijos per veiksmą. Iš kūrybos, iš džiaugsmo, iš tokios pilnatvės, iš gausos. Ir 13 tai yra ketvertas, taip, tai yra pamatas, tai yra disciplina, tai yra atsakomybė už savo sprendimus. Čia yra esminiai dalykai. Tai vėlgi pabrėžiami tie dalykai, ar ne? Mergelė, avinas, žuvis ir žiūrėkime, ir numerologiškai tai yra disciplina. Pats geriausias metas prisijimti atsakomybę už savo gyvenimą. Ir, žodžiu, įsivesti tvarką, tokią laikytis režimo, ar ne, nesiblaškyti, dirbti pagal planą, ne pagal nuotaiką, emociją. Žodžiu, kuriame pagrindą būtent kovo mėnesiui. Na, linkiu visiems tokių esminių gražių transformacijų ir jei tau buvo naudinga, laukiu ir komentuok, kaip tau šis mėnuo 13 energija.